Labas vakaras, Dovilė. Kadangi neturėjom galimybės tiesiogiai pademonstruoti jums jūsų robotuko veikimo, atvažiavo pas mus iš demonstracijos grįžo mūsų tas robotukas. Kaip matot, visiškai identiškas, kurį turit pas jūs. Aš pirmoje vietoje papasakosiu, kaip išiminėti dulkes ir kaip jį sutvarkyti prieš jam važiuojant. Reikia tiesiog vienu paspaudimu pušą išimti. Šitą jūs turbūt matėt. Filtrukas. O tada jį apversti ir vienu pirštuku pakelti va šitą laikiklį. Tas laikiklis, kad būtų vietoje, yra labai svarbu, nes kitaip, kaip jūs sakėt, iškreitinės šepetys. Šepetys įstatomas labai paprastai. Paskui uždaromas, va tuos skylutes reikia pataikyti, uždaromas laikiklis, paspaudžiant išgirstat kliką, apverčiat ir uždarot konteinerį. Jokių būdų negalima traukti čia laikiklio, kadangi galima jį sulaužyti. Va. Tai va, robotukas yra paruoštas darbui. Jisai yra įjungiamas taip. Ir to mes parodysim iš tikrųjų, ką jisai turėtų surinkti. O Dovilė yra pakankamai nelygų trupiniams tokie pabarstukai. Aš dažniausiai rodau taip, paimu tiesiai. Pastatau ant tos vietos, kur yra daug trupinių ir įjungiu tą taškinį režimą. Spot. Ir jisai važinėja tokių labai taisyklingų kvadratukų. Girdit garsą turbūt. Kaip matot, jisai taip surenka. O čia iš tikrųjų jam yra viena sunkiausių užduočių. Kaip matot, jau nei vieno jisai nepaliko. Aha. Galima dar įjungti turbo režimą. Šepetis suksis gan greičiau ir jisai dar švariau veiks su turbo režimu. Va šičia reikia paspausti. Ir spot režimą. Ir važiuoja. Ir jisai tokiais ratukais surinkinėja viską, kas yra aplinkui. Kai matot, puikiausiai jisai turėtų susitvarkyti ir jeigu jisai to nepadaro, tai reiškia kažkur iš tikrųjų yra problema. Nes daiktas yra labai brangus ir Samsungas yra labai daug į jį investavęs ir daiktas yra labai populiarus, tai tikrai turėtų veikti labiau, net geriau negu reklamoje.